Laidą pristato Gefilus – pieno bakterijų lašai ir kapsulės, pagaminta Suomijoje. Pavasaris pats laikas pasirūpinti savo sveikatą, kūno ir sielos harmoniją. Juk nuo to, kaip jaučiamės mes, mamytės, priklauso mūsų mažųjų nuotaika ir savijauta. Nuo šiol kiekvienoje laidoje stengsimės patarti, kaip paprastai ir nesudėtingai pagerinti savo savijautą. Kokius pratimus atlikti būnant namuose ir lauke. Ir kaip pasimėgauti bei pasilepinti gyvybiškai svarbiais dalykais – oru, vandeniu ir saule. Kviečiu visus į sporto salę, kurioje nuo šiol praleisime kiekvieną šeštadienio rytą. Sveikiname visus naujoje rubrikoje Sveika mama, sveikas vaikas. Nuo šio ryto kiekvieną šeštadienį mes susitiksime sporto salėje, kurioje dalinsime jums patarimus, kaipgi sveikai gyventi. Kartu nagrinėsime klausimus, kuriuos mums užduosite ir žinoma, nagrinėsime įvairiausias temas, kurios bus mums aktualios. Tai mes darysime iki pat vasaros. Todėl būkite kartu su mumis kiekvieną šeštadienio rytą ir žinoma su mūsų bendraminčių kompanija, kurioje mamytės ir mūsų mažyliai. Nieko nelaukiame ir keliaujame paklausti mūsų pagalbininkų, kodėlgi jie čia, kodėl jiems patinka sportuoti. Labas, Pijau! Labas. Kodėl tu čia? Kodėl tau patinka sportuoti ir ką tau labiausiai patinka sportuoti? Šokinėti ir kulvius daryti. Hop, hop, kaip varliukas šokinėja. Hop, hop, šaunuolis. Kalbiname dar vieną mūsų draugą. Justai, ką tau reiškia sportas? Ką tau patinka daryti? Kūlversčius daryti. O, tu moki kūlversčius? O, koks gražus kūlverstis, bravo! Ateik, mes klausime kitų, kągi mūsų kiti draugai gali mums parodyti. Pavyzdžiui, mes turime draugą dar vieną, Justą. Labas! Labas. Ką tu mums parodysi? Tiesiog eik ir parodyk. Ant galvos stovi. Jis iš tiesų moka ant galvos stovėti. Patricija! Labas! Labas! Ką tu mėgsti sportuoti? Ką tu mėgsti sportuoti? Bėgioti. Šaunuolė, duok 5. O, mes su tavim kaip sportuosim, ar ne? Turime ir didesnių sporto mylėtojų. Mantas, kalbiname Mantą ir klausime Mantai, ką tu mėgsti sportuoti ir ką tau reiškia sportas. Man patinka stalo tenisas bei rankinis. Dar viena sportuojanti rytais su mumis yra Dominika. Dominika, kągi tu mums gali pademonstruoti? Špagatą. Špagatą? Tu esi tokia sportiška, kad gali mums pademonstruoti špagatą? Pažiūrėkim. Ačiū mūsų mažiesiams sportininkams. O dabar metas pristatyti temą. Kaipgi pabusti ryte? Prieš kreipdamiesi į mūsų trenerę, mes pakalbinkime mamytes ir paklauskime, kaipgi jos iš ryto išjudina savo kūną, kągi jos daro, kad į darbą keliautų žvalios. Mūsų šio ryto viešnia mamytė Inga. Kaipgi tu atsibundi iš ryto, Inga? Na, aš manau, tradiciškai suskamba žadintuvas, tada šiek tiek lovoje pasiražom, keliaujam į kambarį žadinti sūnelio, bet kadangi sūnus keliasi anksčiau už tėvelius, tai kartu pabandom padaryti kelis pritūpimus, tada keliaujam valytis dantukų, retkarčiais apsipilam šaltu dušu. O, pagirtinas dalykas. Tai ir pusryčiaujam. Noriu dar vienos mūsų viešnios paklausti. Rūta, ar sunkus būna tavo rytas kartu su Patricija? Mūsų rytas iš tikrųjų būna labai sunkus. Kol mes atsikeliam ir pasiekiam vonios kambarį, tai suvaidinam nemenką pasakų visą eilę su pirščiukais. O, tikrai, Patricija, taip būna? Visi žaislai atsiduria lovoje ir kol išvaidinam visas pasakas, tai tada tik tai pasiekėme vėsų dušą. Štai taip keliasi mamos. Manau, kad joms trūksta patarimų, kaipgi tai padaryti teisingai, greitai ir žvaliai. Dabar pasikalbėsime su mūsų trenere. Labas rytas.
Labas rytas. Miela Irina, noriu jūsų paklausti, kaipgi mes turime pabusti ryte. Ar mes turime šokti iš lovos ir nerti greičiau į dušą, ar mes tai turime daryti pamažu? Kaip tai darote jūs? Aš tai užsimerkęs darau 3 lėtus įkvėpimus. Maloniai įkvėpiu, ilgai iškvėpiu ir tik tada atsimerkiu. Dar norėčiau jūsų pasiklausti, kaip mes turėtumėme atsikelti iš lovos. Specialistai, bent jau kiek aš esu girdėjusi, sako, kad mes turime kaip senoliai keltis, po truputėlį nuleisti kojas ir tik tuomet atsikelti. Ar tai yra tiesa? Pavyzdžiui, aišku, jokius tokių staigų judesių nuo pat pradžių nelabai gerai daryti, nes kūnas dar kietas. Kaip jūs galvojate, ar šaltas dušas, jisai reikalingas ryte, ar užtenka ir to karšto dušo, kuris nebūtinai mus pažadina? Aš darau maišytą dušą. Jūs dar šaltą, karštą? Karštą, taip, jau. Nuo pat pradžių karštas yra dušas, paskui šaltas būtinai. Taigi, mėlėjai, apibendrinkime visus patarimus. Pabudę, jokių būdų nešokame iš lovos, o šiek tiek pasiražome. Tuomet dešinę koją pamažu atsikeliame. Keliaujame į virtuvę ir išgeriame stiklinę šilto vandens. Pažadiname organizmą iš vidaus. Tuomet keliaujame į dušą. Šaltas ir šiltas vanduo tikrai atgaivins jūsų kūną. O dabar pats laikas sužinoti, kokiusgi pratimus reikia atlikti ryte, kad rytą pradėtumėme žvalios ir puikiai nusiteikusios. Delnus į viršų, į lubus pasukite. Pečius nuleiskite žemyn ir visiškai atsipalaiduokite. Ir padarykite 3 lėtus įkvėpimus. Dabar keliam rankas į viršų už galvos. Pečiukus spauskite prie žemės, klubus irgi. O dabar pakelkite kojų pirštus į save. Ir dar vieną įkvėpimą. Ir dabar susilenksime. Taip norisi susilenktis kojų pirštus į save patraukiam, jo. Dabar įkvėpim į rankas į viršų. Vat iš rytų labai norisi temptis, jo. Dėmesio, ar nepamiršote? Turite rengtis, puoštis ir ruoštis keliauti į šeimos pramogų parką X-Planet, kuriame jau 12 valandą prasidės mūsų laidos gimtadienis. Jums koncertuos šaunūs vaikų kolektyvai, Raganiukės teatro personažai linksmins visus vaikučius susirinkusius. Taip pat bus didžiulis tortas, nuostabiausių fejerverkai ir balionų lietus. Tad visų laukiame šeimos pramogų parke X-Planet. Ačiū, kad šį rytą sportavote kartu su mumis. Jei to nepadarėte šiandien, neatidėliokite ir pradėkite jau rytoj. O jei jums kilo klausimų, tai būtinai rašykite laura@padėkimeaugti.lt. Mes stengsimės atsakyti į visus jūsų užduotus klausimus. Iki pasimatymo tuo pačiu laiku šeštadienio ryte per Lietuvos ryto televiziją. Iki! Ate!